Prabėgo dar viena savaitė, o asiliukai toliau purtosi. Dalinasi savo algą TikTok'e, matyt tokia jau to asiliuko dalia. Bet TikToko bomžams tų koinsų niekada nebus gana. Visi pinigai pradingsta kaip į kiaurą kibirą. Juk TikToko parazitams reikia plačiai gyventi, reikia patogaus gyvenimo, kur viskas įskaičiuota. Kelionės, pramogos ir alkoholis, neegzistuoja jiems darbas žodis. Kas jei nedirbantis asiliukas viską apmokės iš savo kišenės. TikToko bomžui užtenka pakeltų tonų sušukti: staigiai duodat man koinsų dovanų. Tai puikiai veikia kaip botagėlis per kuprą. Asiliukams tai atrodo normalu, kad ant jų rėkia kaip ant gyvulių. Ir už tai dar susimoka TikToko erkėms, ir kaip ištikima taupyklė pasipurto. Problema tame, kad asiliukui neduota suvokti šių dalykų, kai viskas čia gudriai suplanuota, apgalvota, sumanipuliuota, vien tik tam, kad asiliukas išsiviepęs, apsidžiaugęs galvotų, kad atiduoda koinsų savo norų. Kai pasakai apie tai žmonėms, kurie TikToko nenaudoja, apie asiliukų vojažus ir 1000 eurų ištaškymą, tai šviesų žmonės nesuvokia, sako, gal asiliukai išgėrė buvo, o gal sveiką protą praradė, nes blaivių protų sunku tą suprasti. Bet argi tu sustabdysi kvailą asiliukai? Asiliukas realiam gyvenime būtų kažko vertas kaip asmenybė ir turėtų truputį proto. Tada koinsų mėtymas TikTok'e netaptų pagrindinė asiliuko pramoga, savęs pasitenkinimas prieš miegą.